Labas vakaras, šiandien žiniuose matysite. Praėjusį trečiadienį Druskininkų vandens parke organizuotas delfinų išlydėtojams skirtas koncertas iki pasimatymo delfinai. Savaitgalį policijos pareigūnai tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Paaiškėjo tradicinio futbolo turnyro profesorio Seimo nario Justino Karoso taurį laimėti nugalėtojai. Šios ir kitos naujienos, taip pat kriminaliniai bei sporto rubrikos žiniuose jau po akimirkos. Darbą eteryje pradeda DRT žinios, kuriuose apžvelgsime pastarųjų dienų aktualijas. Lietuvos jūrų muziejuje gyvenę delfinai dėl delfinariumo rekonstrukcijos darbų iš savo namų Klaipėdoje išskraidinti į Graikiją. Todėl praėjusio trečiadienio vakarą Druskininkų vandens parke surengtas delfinų išlydėtuvėms skirtas koncertas, pavadintas Iki pasimatymo delfinai. Praėjusio trečiadienio vakarą Druskininkų vandens parke organizuotame atsisveikinimo su delfinais koncerte Iki pasimatymo delfinai visi atlikėjai tapo pasakų personažais. Vaida Genytė virto Undinėle, Valdas Kovaliovas, Jeronimas Milius ir Nojus Bartaška Bartas trimis muškietininkais, Evelina ir Ruslanas šiuolaikiniais Romeo ir Džiuljeta, o Raigardas Tautkus ir jo šampaninis choras susirinkusiesiems dovanojo dainą iš animacinio filmo Liūtas karalius. Tądien Rūta Ščiogolevaitė scenoje pasirodė su savo naujoju draugu Elvinu. Šaunusis duetas žiūrovams atliko dainą iš pasakos Gražuolė ir pabaisa. Renginio organizatorė Kristina Kaikarienė sakė, kad Druskininkuose surengtas koncertas yra baigiamasis paramos akcijos renginys, kuriuo norima parodyti, jog į Graikiją išskraidintų delfinų lietuvaičiai nekantriai lauks sugrįžtant. Kadangi buvo paskutinis delfinų pasirodymas, mes vaikus vežėm iš vaikų namų ir gydžiusius vaikus, kurie gydėsi pas juos. Tai vat ta proga ir darom gražų renginį. Tiesiog pamaniau, kad galbūt reikia gražios temos, galbūt galia labai gražios temos. Tai kodėl būtent pasirinkti Druskininkai? Na, vienas dalykas, tai yra vanduo. Tai yra gražus parkas ir taip kaip delfinai džiugino tenai Klaipėdoj, Baltijos jūros pakrantėj. Taip, atitinkamai čia džiaugiasi kiti žmonės. Ir vis dėlto delfinai yra vandens gyvūnai. Norėjosi, kad tai kažkaip tai rištųsi. Na, tai puikiai vieta galų gale. Tądien baleto primarijus Nerijus Juška specialiai šiam renginiui paruošė improvizacinį šokį. Skambant Piotro Čaikovskio sukurtai baleto Spragtukas muzikai, žinomas baletmeisteris nuo scenos netikėtai paniro į baseino vandenį. Vis dėlto šokis. Visas šitas renginys yra skirtas delfinams, tai galvoju, tai kažkaip tai reikia šokį susijęti su tuo. Tai galvoju, jeigu mano šokyje nebuvo ten kažkokio tai plaukiojimo, tai galvoju, tai nors užbaigsiu gražiai. Tai buvo vėl pilna improvizacija ir likus keliems taktams iki finalinio bumpt užbaigimo, tai galvoju, reikia pabaigti vandenį. Baleto primarijus Nerijus Juška tądien nebuvo vienintelis atlikėjas savo pasirodymą baigęs vandenyje. Žinomas dainininkas Stano taip pat nepabūgo nuo scenos šokti į vandenį, kuriame drąsiai tęsė savo pasirodymą. Renginio metu vandens parke įrengtame didžiajame ekrane žiūrovai išvydo ir specialius pasakojimus apie delfinų gydymus, įspūdžiais dalijosi mamos, kurių vaikučiai lanko delfinų terapiją. Susirinkusieji taip pat pamatė reportažą apie delfinų išskraidinimą į Graikiją, kurioje Lietuvos delfinariumo augintiniai gyvens, kol jų namai tėvynėje bus rekonstruojami. Visi delfinai į atnaujintą Lietuvos delfinariumą turėtų grįžti kitų metų vasarą. Savaitgalį Alytaus apskrityje policijos pareigūnai organizavo prevencinę akciją, kurios metu tikrino, ar transporto priemonių vairuotojai neapsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Daugiau apie tai sužinosite reportaže. Siekdami sugriežtinti transporto priemonių vairuotojų kontrolę keliuose ir atsižvelgdami į pastaruoju metu padidėjusį eismo įvykių, kuriuos sukelia neblaivūs vairuotojai skaičių, savaitgalį Alytaus apskrityje organizuota prevencinė akcija. Jos metu pareigūnai tikrino sustabdytų transporto priemonių vairuotojų blaivumą, aiškinosi, ar šie nevartojo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų. Savaitgalį surengtos prevencinės priemonės metu Alytaus apskrityje policijos pareigūnai iš viso patikrino 509 vairuotojus. Alytaus mieste ir rajone patikrinti 275, Druskininkų savivaldybėje 40, Lazdijų rajone 64, o Varėnos rajone 130 vairuotojų.
Alytaus mieste ir rajone transporto priemonės vairavo 6 neblaivūs asmenys. Lazdijų ir Varėnos rajono savivaldybėse įkaušusių vairuotojų neužfiksuota. Savaitgalį Druskininkų savivaldybėje pareigūnams įkliuvo 3 alkoholį vartoję vairuotojai. Vienam jų nustatytas vidutinio girtumo laipsnis, kiti neviršijo leistinos normos. Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijoje veikia akvalerininkės Elmos Šturmaitės kūrybos paroda Spalvų dialogai. Ekspozicijos atidarymas surengtas praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę druskininkietė akvarelininkė Elma Šturmaitė meno gerbėjus pakvietė į 31 personalinės parodos atidarymą, kuri surengta Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijoje. Ekspoziciją parodos autorė pavadino Spalvų dialogais. Parodos atidarymo dieną menininkė Elma Šturmaitė pasakojo, kad kūrybai ją įkvėpia supanti aplinka, matyti gamtovaizdžiai, taip pat įvairūs įvykiai. Kūrybai įkvėpia mane matyti kažkokie tai įvykiai, reginiai, spalvos, nuotaikos įvairios. Važiuoji per Suvalkijos lygumas, matai ten tokias spalvas, apšviestas saulės, rapsų žydinčius pievas arba gėlių kažkokių tai pievą miške, kaip daugiau čia paveikslų yra po to įvykio, kada buvo įsisukęs viesulas ir tikrai yra keli paveikslai sukurti grinai po šito, gal sakytumėm, tragiško įvykio ir negalėjau važiuodama į Vilnių nesustoti ten tuose graudžiose vietose ir pasižiūrėti. Tiesiog pavaikščiojau po mišką, man buvo irgi tragiškai, nusiteikiau tragiškai, gal tragiškas vaizdas ir turėjau sukurti paveikslą, kaip šitas yra toliau, matote, giesmė kaimui arba miško rauda. Ir taip ir gimsta paveikslai. Iš kažko tai sutikto, matyto, išjausto. Ir negali paskui negyventi tuo matytu ar spalva, ar vaizdu. Ir taip gimsta kūriniai. Elmos Šturmaitės eksponuojamuose darbuose vyrauja įvairaus žanro tematinės ir figūrinės kompozicijos. Parodoje galima pamatyti keletą aktų, taip pat vasarą Lietuvą nusiaubusios vėtros padarinius, kuriuos menininkai puikiai pavyko perteikti popieriaus lape. Daugumą eksponuojamų darbų Elma Šturmaitė sukūrė šiemet įvairių plenerų metu. Akvarelininkė Elma Šturmaitė yra aktyvi bienalių plenerų dalyvė. Jos darbai eksponuojami ne tik Lietuvos, bet ir užsienio galerijose. Netrukus matysite kriminalinę rubriką, kurią parengė Druskininkų policijos komisariato organizacinio poskyrio viršininkas Edgaras Suchanekas, o iškart po to žiūrėkite sporto apžvalgą, kurioje sužinosite, kam atiteko profesoriaus Seimo nario Justino Karoso įsteigta taurė. Labas vakaras. Jūsų dėmesio kriminalinių įvykių apžvalga. Per savaitę policijos pareigūnai užregistravo 3 nusikalstamas veikas ir išaiškino 20 nedrausmingų vairuotojų. Iš jų 3 prie vairo sėdo būdami neblaivūs. O dabar apie viską plačiau. Praėjusį ketvirtadienį pavogtas druskininkiečio 1997 metais pagamintas automobilis Volkswagen Passat. Automobilis buvo laikomas Šiltnamių gatvėje prie gyvenamojo daugiabučio namo. Automobilio šeimininkui padaryta 11 000 litų žala. Ketvirtadienį Leipalingio seniūnijos Vileikių kaimo gyventojas policijos pareigūnams pranešė, kad iš jo garažo esančios sodybos teritorijoje pavogti motorinis pjūklas, elektrinė freza, kampinis šlifuoklis bei kiti įrankiai. Žala 2980 litų. Penktadienį Viečiūnuose gyvenanti moteris pastebėjo, kad iš jos garažo esančio Viečiūnuose garažų bendrijoje Vairas pavogti įvairūs alkoholiniai gėrimai bei cigaretės. Žala nustatinėjama, o įvykis tyriamas. Šiandien minime kriminalinės policijos dieną, kuri minima nuo 1931 metų. Kriminalinė policija be abejonės viena pagrindinių struktūrų policijos sistemoje. Nuo kriminalinės policijos pareigūnų sėkmingos veiklos priklauso ir nusikalstamumo lygis, ir sėkmingas ikiteisminis tyrimas ar jo kokybė. Kriminalinės policijos šventės proga sveikiname visus kriminalinės policijos pareigūnus, linkime jiems ištvermės bei optimizmo. Nuo patirties ir sumanumo Druskininkų policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnai tikrai turi. Geros jums šventės!
Tai tiek apie įvykius šį kartą. Likite sveiki ir saugus. Pasimatysime po savaitės. Dabar informacija sporto aistruoliams. Penktadienį pasibaigė tradiciniu tapęs Lietuvos Respublikos Seimo nario profesorius Justino Karoso futbolo turnyras. Jo metu paaiškėjo pirmos vietos nugalėtojai. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo renginio organizatorius Seimo narys Justinas Karosas, Druskininkų sporto centro direktorius Julius Matulevičius ir būrys komandų aistruolių. 7-ajame futbolo turnyre Seimo nario profesoriaus Justino Karoso taurį laimėti dalyvavo 4 Druskininkų savivaldybės geriausios futbolo komandos. Dėl pirmosios vietos varžėsi Bavarijos, Druskininkų Duonos, Akvaparko ir Montės ekipų žaidėjai. Tradicinės futbolo varžybos Druskininkuose organizuotos Seimo nario Justino Karoso iniciatyva. Kai žmonės sportuoja, tai kažkaip jie susitelkia ir nesibasto, taip sakyti, gatvėse, jeigu taip sakyti galima būtų. Ir tas truputį kolektyvizmo jausmas, apskritai solidarumo jausmas, o žaidimui jo būtinai reikia, jis taip tokiu būdu labai įtvirtinamas yra. Ir tai aš laikau, tai yra svarbiausių daiktų man. O sportiniai dalykai, taip sakyti, fizinio tvirtėjimo dalykai, žinoma, jie taip pat yra, bet aš manau, jie yra antraeiliai, man bent jau. Man svarbu, kad žmonės, kai tą kolektyviškumą, solidarumą, supratimą vienas kito ugdo, tai labai svarbu ir aš labai džiaugiuosi, kad metai iš metų, taip sakyti, ta tradicija neblėsta, bet savotiškai plečiasi. Tai tikrai atrodo, kad čia lyg ir pataikyta šitas renginėlis ir aš tikrai kiekvienais metais su džiaugsmu prisidedu prie jo, galvodamas, kad po to žmonės vis tiek nepasidaro blogesnį, o geresnį kažkiek. Turnyre dalyvavusios komandos rungtyniavo pogrupėje rato sistema. Be pralaimėjimų turnyre rungtyniavo Akvaparko komanda, kuri surinkusi 7 taškus, iškovojo 1 vietą. 2 vietą pelnė Bavarijos komanda, 3 Druskininkų Duonos ekipa, o 4 liko Montės komanda. Turnyro uždarimo metu dalyvavęs Seimo narys profesorius Justinas Karosas apdovanojo komandas prizininkės. Joms atiteko profesoriaus įsteigta taurė ir medaliai. Simbolinė dovana įteikta ir treneriui Vytautui Kapčiui. Sekmadienį Druskininkų sporto centre vyko Lietuvos vyrų rankinio pirmenybės. Mūsiškių priešininkai buvo Vilniaus VGTU SM Tauras komanda. Varžybas įtikinamu rezultatu 46-23 laimėjo druskininkiečiai. Rezultatyviausiai mūsiškių komandoje buvo Regimantas Nanartonis ir Rimvydas Liupševičius, pelnė po 9 taškus, Vaido Volungevičiaus sąskaitoje 7 ir Manto Kisieliaus 6 taškai. Rytis Šimoniutis pelnė 5, Vytenis Jasiulevičius 4, Gediminas Stažys 3, Tadas Tumosas 2, o Laurinas Lazauskas 1 tašką. Sekančias rungtynes mūsų rankininkai žais lapkričio 7 dieną Kaune su Kauno SM Gaja komanda. Tai tiek apie sportą šįkart, naujausia informacija po savaitės. Tiek informacijos šiandien. Netrukus matysite laidą Senovinės dzūkų dainos ir šokiai. Na, o DRT žinios jūsų dėmesio tikisi kitą trečiadienį.